ar tikrai būtina būti žemos savivertės, kad į viską reaguoti asmeniškai? Va, ir matai, Gintarė, tu išėmė, kaip aš sakiau, vieną tą pavyzdį ir labai gražu, kad tu išėmė ir čia, jeigu eitumėm, kad įsižeidžiau, vadinasi, pas mane žema savivertė. Ne, vėlgi, nereikia daryti išvadų iš vieno simptomėlio, jeigu galima tai pavadinti, nors tai nėra simptomas, tai tiesiog yra rodiklis, ne? Jeigu aš kalbu su žmogum ir jis man kažką sako, tai faktas, kad aš priimsiu asmeniškai. Man tas pasakymas nepriimkit asmeniškai, aš nepriimsiu asmeniškai, jeigu tai bus ne man skirta. Bet jeigu skirta man, tai vadinasi, tu su manim šnekėjo ir tai yra apie mane. Tik tais klausimas yra toks, kad žemos savivertės žmogus, jisai būtent įsižeis. Ir jisai nenorės nieko girdėti, ir jisai jau ten save sumažins dar labiau, čia aš blogas, aš negeras žmogus ir taip toliau. Sveikos savivertės žmogus, jam irgi nepatiks, bet jis taip stipriai nereaguos. Ar aš įsižeisiu, kad tu turi savo nuomonę? Ne, jeigu aš esu sveikos savivertės, ne? Mūsų kitas žmogus įžeisti negali, aš tik tiek pasakysiu. Arba aš priimu jo žodžius, arba aš nepriimu. Ir to irgi galima išmokti, auginant savivertę.